Tai labą dieną visiems. Ačiū, kad žiūrite mūsų vaizdo medžiagą ir visą filmuotą. O šiandien mes sugalvojom jums parodyti, koks yra mūsų relikvijų medžiotojų maisto davinys. Ir šito davinio maždaug turėtų užtekti vienai dienai arba tiesiog pusdieniui. Tai trumpai pabandysiu atidaryti tiesiog visą tą davinį ir parodyti žmonėms, iš ko tas davinys gali susidėti. Tai tuoj pabandysim atidaryti kažkaip kultūringai, iš tikrųjų. Ačiū gražiai. Tai pirmiausiai į mūsų davinį įeina iškintos kiaulienos konservai. Ir tai yra labai pravartu, ypač jeigu eini į didelės ekspedicijas, tiesiog į didelius žygius. Ir ta kiauliena yra labai maistinga ir tiesiog alkį numuša šiek tiek. Toliau einame prie kitų produktų. Tai čia yra kukurūzų traškučiai tiesiog. Plotėliai paprasčiausi ir taip pat 37 kalciaus, cukraus taip pat mažai. Energetinė vertė irgi taip pat didelė ir mes formuodami tą davinį kaip tik ir pagalvojom, kad tai būtų labai pravartu. Einame prie kitų. Tai 2 skardinės giros iš tikrųjų, kaip ir visą laiką. Labai gerai, energijos užtaisui geram. Taip pat šprotų paštetas, irgi vienas iš elementų reikalingų ekspedicijoms. Ir žinoma pabaigai energetinis gėrimas, kad šiek tiek nebūtų to nuovargio, kad visą laiką būtų energijos ir panašiai. Tai kažkur paskaičiavom, kad vienas toks davinys išeina apie 12 litų. Ir tiesiog kiekvienam skilties nariui ir tokį davinį kaip ir įteiktumėm. Ir kaip sakiau, tokio davinio užtektų pusdieniui arba tiesiog dienai ir kiek atmatavom, tai žmonės gana sotus iš tikrųjų jaustus.